1991 m. gegužės 10 d., kai Vilniaus greitosios pagalbos automobilis sustojo prie nedidelio buto Antakalnyje, medicinos darbuotojai rado kažką, ko neturėjo teisės matyti. Ant stalo gulėjo 3 vokai, vienas adresuotas motinai, kitas artimiausiam draugui iš teatro, trečiasis be adreso, užklijuotas raudonu vašku, tarsi iš kito amžiaus. Šalia senas dienoraštis, atvertas paskutinėme puslapyje, kur vienintelis sakinys buvo parašytas drebančia ranka. Aš supratau, kodėl širdis nebeatlaikė. Neliga mane užmušė. Kas buvo tuose vokuose? Kodėl trečiasis vokas niekada nebuvo atidarytas? Ir svarbiausia, ką Juozas Kisielius suprato savo paskutinėmis valandomis, kas buvo svarbiau už pačią mirtį. Šie dokumentai dingo iš bylos per 24 valandas. Kas juos paėmė? Ir kodėl net po 33 metų niekas nedrįsta apie juos kalbėti viešai? Reikia suprasti vieną dalyką apie Juozą Kiselių, jis niekada nebuvo tik aktorius. Jis buvo reiškinys, kurį sovietinė sistema sukūrė netyčia, bandydama pagaminti ideologinį produktą, bet gavusi kažką visiškai nekontroliuojamo. Kai 1967 metais 18 metų vaikinas iš Joniškio atvyko į Vilniaus konservatoriją, dėstytojai iš karto pajuto, šitas kitoks. Ne todėl, kad būtų buvęs talentingesnis už kitus. Ne todėl, kad būtų mokėjęs geriau deklamuoti klasiką. Bet todėl, kad jis turėjo kažką, ko negalima išmokyti, autentiškumo aurą, kuri degino ekraną net tylėdamas. Vienas iš jo kursioka Romualdas Ramanauskas vėliau pasakojo, mes visi mokėmės vaidinti. Juozas mokėsi nebevaidinti. Jis tiesiog buvo. Ir štai čia slypi pirmoji paslaptis, kaip žmogus, augęs mažame provincijos miestelėje, kur vienintelis kultūros centras buvo kino teatras su vienu seansu per savaitę, įgijo tokį gilumą, tokį supratimą apie žmogaus prigimtį, kad vėliau galėjo suvaidinti bet ką, nuo karininko iki nusikaltėlio, ir visada atrodė, kad tai ne vaidmuo, o tikras žmogus. Atsakymas slypi ne biografijoje, o tame, kas nutiko jam pirmaisiais studijų metais. Konservatorijos archyvuose išliko keistas dokumentas, psichologinio vertinimo ataskaita, kurią užsakė pati administracija po to, kai Kisielius suvaidino Hamleto monologą egzamine. Vertinime parašyta, studentas demonstruoja neįprastą emocinį atvirumą, ribojantį su autodestrukcija. Rekomenduojama stebėti. Kas tai reiškia? Kodėl psichologas nusprendė, kad talentingas jaunuolis yra pavojingas savo pačiam? Ir kodėl ši ataskaita buvo užslėpta net nuo paties Kisieliaus? Tie, kurie mokėsi su juo tuo metu, prisimena vieną incidentą. Per improvizacijos pamoką dėstytojas davė užduotį – suvaidinti žmogų, kuris ką tik sužinojo apie artimo žmogaus mirtį. Kiti studentai verkė, rėkė, griuvo ant kelių, darė viską, ko tikėjosi pedagogas. Kisielius tiesiog atsisėdo ant kėdės, žiūrėjo į sieną ir tylėjo. Tylėjo 5 minutes. 10. 15. Auditorijoje tvyrojo tokia įtampa, kad kai kurie studentai pradėjo verkti patys, nors niekas nieko nesakė. Pagaliau dėstytojas sušuko, gana? Kisielius pakėlė akis ir paklausė, kodėl? Aš dar nebaigiau. Ta dieną jis neišėjo iš auditorijos dar 2 valandas. Tiesiog sėdėjo ir tylėjo. O kai pagaliau išėjo, vienas iš jo draugų paklausė, apie ką galvojai? Kisielius atsakė, apie tai, kad tikras skausmas neturi garso. Štai kodėl, kai 1974 metais jis debiutavo kine filme Burbulėlis, režisieriai suprato, šitas aktorius niekada nežais pagal įprastas taisykles. Filmas buvo paprastas, beveik vaikiškas, apie mažo miestelio gyvenimą, apie pirmąją meilę, apie svajones. Bet Kisieliaus personažas, nors ir turėjo vos kelias scenas, tapo tuo, apie ką žmonės kalbėjo išėję iš kino teatro. Nes jis vaidino ne personažą, jis vaidino save, tik kitomis aplinkybėmis. Ir žiūrovai tai jautė. Jie negalėjo paaiškinti, bet jautė, kad mato ne aktoriaus darbą, o tikro žmogaus sielą, kuri atsivėrė ekrane. Tai buvo pavojinga. Sovietinė kinematografija reikalavo kontrolės, aiškių ribų, ideologinio korektiškumo. Kisielius siūlė chaosą, nemaištingą, neprovokuojantį, bet dar baisesnį nuo širdų. Kaip sistema turėjo suvaldyti aktorių, kuris atsisakė apsimesti.
Ir tada atėjo 1977 metai. Filmas Mirties kaina klausk mirusių. Pirmasis pagrindinis vaidmuo – Antanas Sommeris, vokiečių karininkas įsipainiojęs į pasipriešinimo istoriją. Vaidmuo, kuris turėjo sunaikinti Kiselių arba paversti jį legendą. Nes kaip lietuvių aktorius gali suvaidinti vokiečių okupantą taip, kad žiūrovai jam užjaustų? Kaip gali parodyti priešą kaip žmogų, neišduodant savo tautos? Kisielius išsprendė šią užduotį taip, kaip niekas iki jo nebuvo išsprendęs, jis atsisakė spręsti. Jis tiesiog suvaidino žmogų, kuris atsitiktinai gimė ne toje šalyje, ne tuo metu, ne su ta uniforma. Jo Sommeris nebuvo nei herojus, nei niekšas. Jis buvo žmogus, kuris bandė išgyventi moralinį chaosą, kur kiekvienas pasirinkimas reiškia kieno nors mirtį. Ir štai čia prasidėjo tikroji Kisieliaus karjera, ne kaip aktoriaus, bet kaip žmogaus, kuris drįso ekrane rodyti tai, ką visi kiti slėpė gyvenime. Bet kas nutiko už kadro? Kas vyko Kisieliaus galvoje, kai jis grįždavo namo po filmavimo? Yra vienas liudijimas, kurį davė jo kaimynė iš Vilniaus buto. Moteris, kuri gyveno virš jo, pasakojo, naktimis girdėdavau, kaip jis vaikšto po kambarį. Nepaprastai vaikšto, matuoja žingsnius, tarsi repetuotų. Kartais girdėdavau, kaip jis kalba vienas. Nešnibžda, o kalba normaliu balsu, tarsi su kuo nors diskutuotų. Kartą, kai grįžau vėlai naktį, pamačiau šviesą jo lange, 3 valandą ryto. Kitą dieną paklausiau, ar viskas gerai. Jis nusišypsojo ir pasakė, aš tiesiog bandau suprasti, kodėl žmonės meluoja patys savo. Ką tai reiškia? Ar Kisielius kalbėjo apie savo personažus ar apie save? Ir kodėl šis klausimas tapo jo obsesija? 1983 metais Juozas Kisielius gavo valstybinę SSRS premiją už vaidmenį filme Ilga kelionė kopomis. Tai buvo oficialus pripažinimas, sistema pagaliau pripažino, kad šis aktorius yra vertingas. Bet kas iš tikrųjų vyko? Filmas, režisuotas latvių režisieriaus Aloizo Brenčo, pasakojo apie Antrojo pasaulinio karo metų įvykius, apie žmones įstrigusius tarp 2 totalitarinių sistemų. Kisieliaus personažas, Martynas Vitkus, buvo žmogus be aiškios ideologijos, be aiškios pusės, tiesiog bandantis išgelbėti savo šeimą. Ir vėlgi, Kisielius suvaidino ne herojų, o žmogų, kuris klysta, bijo, abejoja. Premija buvo ne už ideologinį korektiškumą, o už tai, kad jis sugebėjo parodyti sovietinį žmogų kaip tikrą žmogų, o ne kaip propagandinį plakatą. Bet štai paradoksas, gaudamas šią premiją, Kisielius tapo įkaitu. Dabar sistema tikėjosi, kad jis tarnaus jai. Kad vaidins teisingus vaidmenis, sakys teisingus žodžius, dalyvaus teisingose ceremonijose. Ir čia prasidėjo lūžis. Yra dokumentas, laiškas, kurį Kisielius parašė vienam iš savo buvusių dėstytojų 1985 metais. Laiškas niekada nebuvo išsiųstas, jis buvo rastas jo namuose po mirties. Jame parašyta, mokytojau, jūs mokėte mane būti atviru scenoje. Bet niekas nepasakė, kaip užsidaryti gyvenime. Dabar aš nežinau, kur baigėsi vaidmuo ir prasideda aš pats. Kartais žiūriu į veidrodį ir nematau nieko. Tik kaukių kolekcija. Kas nutiko Kiseliui? Ar jis prarado save tarp savo personažų? Ar sistema, kuri reikalavo nuolatinio vaidybos, ne tik scenoje, bet ir gyvenime, sunaikino jo tapatybę? Ir kodėl niekas iš jo artimųjų nepastebėjo, kad jis skęsta? Atsakymas slypi ne psichologijoje, o fiziologijoje. 80-ųjų pabaigoje Kiselių ištiko pirmasis širdies priepuolis. Nedidelis, beveik nepastebimas. Gydytojai rado retą širdies ydą, būklę, kuri galėjo būti įgimta arba įgyta dėl ilgalaikio streso. Bet Kisielius atsisakė rimto gydymo. Kodėl? Vienas iš jo draugų pasakojo, jis man pasakė, jei širdis nenori plakti šitame pasaulyje, gal jį teisi? Tai nebuvo savižudybės mintis. Tai buvo kažkas giliau, pripažinimas, kad jo kūnas maištauja prieš realybę, kurioje jis gyvena. Ir vietoj to, kad kovotų su liga, Kisielius kovojo su pasauliu. Jis toliau filmavosi, toliau vaidino teatre, toliau gyveno taip, tarsi nieko nebūtų nutikę.
Bet naktimis, kai niekas nematė, jis rašė. Rašė dienoraštį, kuris tapo jo tikruoju veidu. Šis dienoraštis vienas iš labiausiai saugomų dokumentų Lietuvos teatro muziejuje. Jis nėra viešai prieinamas. Kodėl? Nes jame Kisielius rašė ne apie vaidmenis, o apie tai, ką matė už kulisų, apie veidmainystę, apie baimę, apie tai, kaip žmonės, kurie scenoje vaidino didvyrius, gyvenime buvo bailiai. Bet svarbiausia, jis rašė apie save. Apie tai, kaip jis pats tapo tuo, ko nekentė. Viename įraše, datuotame 1989 metais, jis parašė: šiandien suvaidinau sceną, kur mano personažas sako tiesą ir miršta už ją. Po spektaklio nuėjau į priėmimą, kur visi gėrė šampaną ir kalbėjo apie tai, kaip puikus buvo spektaklis. Niekas nekalbėjo apie tiesą. Visi kalbėjo apie sėkmę. Ir aš kartu su jais. Aš esu veidmainys, vaidinantis kovotoją prieš veidmainystę. Ar suprantate, kokiame pragare gyveno šis žmogus? Jis buvo pasmerktas būti nuoširdus profesionalas nuoširdumu, bet gyventi sistemoje, kuri baudė už nuoširdumą. Ir tada atėjo 1990 metai. Nepriklausomybė. Laisvė. Nauja era. Visi šventė. Kisielius tylėjo. Nes jis suprato tai, ko kiti dar nesuprato, kad sistema pasikeičia, bet žmonės lieka tie patys. Kad veidmainystė neturi ideologijos, ji turi tik formą. Ir naujoje Lietuvoje reikėjo naujų kaukių, bet esmė liko ta pati. Jis matė, kaip tie patys žmonės, kurie vakar šlovino sovietinę santvarką, šiandien šlovino nepriklausomybę. Ir jis suprato, kad jo talentas, gebėjimas būti tikru, tapo nereikalingas. Nes naujasis pasaulis reikalavo ne tiesos, o spektaklio. Ne autentiškumo, o įvaizdžio. Ne sielos, o reitingų. Paskutinis jo filmas Dzeuso ginklai 1991 metais. Vaidmuo – advokatas Džeimsas Malas. Nedidelis vaidmuo, beveik epizodinis. Bet tie, kurie matė filmavimą, sako, kad Kisielius vaidino taip, tarsi tai būtų jo paskutinis vaidmuo. Ir taip ir buvo. Po filmavimo jis grįžo į Vilnių, užsidarė savo bute ir daugiau nebeišėjo. Draugai skambino, neatsiliepdavo. Kolegos kvietė į repeticijas, atsisakydavo. Motina atvažiavo iš Joniškio, jis atidarė duris, apkabino ją ir pasakė: mama, aš pavargau būti. Nepavargau gyventi. Pavargau būti. Ar suprantate skirtumą? Jis nebenorėjo egzistuoti kaip socialinė funkcija, kaip aktorius, kaip sūnus, kaip draugas. Jis norėjo tiesiog būti. Bet pasaulis neleido. Gegužės 10, 1991 metai. Rytas. Kaimynė, ta pati moteris, kuri girdėdavo jo naktinės kelionės po kambarį, pastebėjo, kad jo durys praviros. Ji paskambino. Niekas neatsakė. Ji įėjo. Ir rado jį ant grindų, šalia stalo su 3 vokais. Greitoji atvyko per 15 minučių. Bet buvo per vėlų. Širdis sustojo. Oficiali mirties priežastis – ūmus širdies nepakankamumas dėl įgimtos ydos. Bet kas iš tikrųjų užmušė Juozą Kiselių? Ar tai buvo liga, ar tai buvo pasaulis, kuris neatitiko jo vidinės tiesos? Ir kodėl tie 3 vokai dingo iš bylos per vieną dieną? Yra teorija, kurią šnabžda tie, kurie gerai pažinojo Kiselių. Jie sako, kad 3 voke, tame, kuris buvo užantspauduotas raudonų vašku, buvo ne laiškas, o sąrašas. Sąrašas žmonių, kurie, Kisieliaus nuomone, išdavė save, išdavė meną, išdavė tiesą. Ir kad šis sąrašas buvo toks sprogstamas, jog kas nors nusprendė, kad jis niekada neturi pamatyti dienos šviesos. Ar tai tiesa? Niekas nežino. Bet faktas lieka faktas, vokas dingo. Ir niekas niekada nepasakė, kas jį paėmė. Gal tai buvo draugas, bandantis apsaugoti Kisieliaus atminimą? Gal tai buvo priešas, bandantis apsaugoti save? O gal tai buvo pats Kisielius, kuris prieš mirtį sunaikino paskutinį įrodymą, kad jis vis dėlto buvo žmogus, o ne šventasis?
Bet štai kas tikrai žinoma, po jo mirties Lietuvos teatras pasikeitė. Ne iš karto, ne dramatiškai, bet pamažu. Aktoriai pradėjo vaidinti kitaip. Mažiau nuoširdžiai, labiau profesionaliai. Mažiau pavojingai, labiau kontroliuojamai. Ir šiandien po 33 metų, kai žiūrime į šiuolaikinius lietuvių aktorius, matome techniką, matome įgūdžius, matome talentą. Bet ar matome sielą? Ar matome tą beprotišką drąsą būti tikru, kurią turėjo Kisielius? Ar matome žmogų, kuris pasiruošęs sudegti scenoje, kad tik neapgautų žiūrovo? Ne. Mes matome profesionalus. Gerus profesionalus. Bet ne Kiselių. Ir gal būtent todėl jo atmintis vis dar gyva. Ne todėl, kad jis buvo geriausias aktorius, buvo ir kitų puikių. Ne todėl, kad jis suvaidino daugiausiai vaidmenų, suvaidino ir daugiau vaidinusių. Bet todėl, kad jis buvo paskutinis, kuris tikėjo, jog menas yra ne profesija, o pasiaukojimas. Kad scena yra ne darbo vieta, o altorius. Kad žiūrovas nusipelno ne spektaklio, o tiesos. Ir kai jis mirė, kažkas mirė kartu su juo. Kažkas, ko nebegalime atgaivinti, kad ir kaip stengtumėmės. Taigi klausimas lieka, ar mes verkėme dėl Juozo Kisieliaus, ar verkėme dėl savęs. Ar gėdime jo, ar gėdime to pasaulio, kuriame tokie žmonės kaip jis galėjo egzistuoti. Ir ar esame pasirengę pripažinti, kad galbūt mes patys, savo pasirinkimais, savo vertybėmis, savo prioritetais, sukūrėme pasaulį, kuriame Kisieliams nebėra vietos? Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Juozo Kisieliaus asmeninę saugą paskutiniaisiais jo gyvenimo metais, sutinka kalbėti prieš kameras. Ne, tai nebuvo joks oficialus saugumas, sovietinė sistema nesuteikė jam apsaugos, kaip suteikdavo partijos nomenklatūros nariams. Bet buvo žmogus, kuris savanoriškai prisiėmė šią naštą, Kisieliaus kursiokas, aktorius Romualdas Ramanauskas, tas pats vyras, kuris mokėsi su juo Vilniaus konservatorijoje. Šiandien sėdėdamas savo nedidelėme bute Kaune, rankos vis dar dreba, kai jis prisimena paskutinės savaitės. Iki paskutinės akimirkos tikėjau, kad jį išgelbėsime, sako jis, balsas lūžta. Ką šis žmogus žino, ko mes nežinome? Šį vakar 3 buvę Kisieliaus artimojo rato nariai, Ramanauskas, buvusi teatro kostiumų dailininkė Ona Mikalauskienė ir operatorius Vytautas Damulis, filmavęs ilgą kelionę kopomis, pirmą kartą kalba apie paslaptis, kurias saugojo dešimtmečius. Jų atskleidiniai pakeis viską, ką manėte žinantys apie paskutinės Kisieliaus dienas. Nes tai, ką jie matė, nebuvo tiesiog aktoriaus tragedija. Tai buvo sisteminio smurto prieš žmogaus sielą kronika, užrašyta gyvais liudytojais. Ramanauskas prisimena vieną vakarą 1989 metų rudenį. Jie sėdėjo Kisieliaus bute, gėrė arbatą, Juozas jau seniai nebekėlė taurės, širdis neleido. Staiga Kisielius pakilo, nuėjo prie spintos ir ištraukė seną medicininę bylą. Žinai, ką man pasakė gydytojas? Paklausė jis, lapai drebėjo jo rankose. Pasakė, kad mano širdis atrodo kaip 70 metų žmogaus. O man buvo tik 40. Paklausiau, kaip tai įmanoma. Jis tylėjo. Paskui pasakė, Juozai, jūsų širdis dirba ne tik už save. Ji dirba už visus tuos žmones, kuriuos vaidinate. Ir ji pavargo. Ramanauskas sustoja, nusišluosto ašaras. Supratau tą vakarą, kad Juozas nemiršta nuo ligos. Jis miršta nuo to, kad negali nustoti būti kitais žmonėmis. Net kai kameros išjungtos, net kai scena tuščia, jis vis tiek gyvena savo personažų gyvenimus. Ir kiekvienas personažas palieka randą jo širdyje. Bet štai kas keisčiausia, medicininė byla, kurią Kisielius rodė Ramanauskui, oficialiai neegzistuoja. Kai po mirties šeima bandė gauti visus medicininius dokumentus, ši byla nebuvo rasta. Nei Vilniaus klinikose, nei archyvuose, nei namuose. Tarsi kas nors tyčia ją pašalino. Kodėl? Ką slėpė tie dokumentai? Ona Mikalauskienė, kuri dirbo su Kiseliu teatre ir dažnai matydavo jį užkulisiuose, pasakoja apie kitą keistą detalę. 1990 metų pradžioje Juozas pradėjo nešiotis mažą užrašų knygelę. Ne dienoraštį, tai buvo kažkas kita.
Kartą paklausiau, ką jis ten rašo. Jis nusišypsojo ir pasakė, rašau simptomų dienoraštį. Fiksuoju, kada širdis skauda, kada spaudimas kyla, kada jaučiu, kad mirsiu. Noriu suprasti, ar yra kokia nors sistema. Paklausiau, ar rodė gydytojams. Jis papurtė galvą, jiems įdomu tik tai, ką gali išmatuoti prietaisais. Bet skausmas, kurį jaučiu aš, netelpa į jokius grafikus. Ši užrašų knygelė taip pat dingo. Bet Mikalauskienė prisimena vieną įrašą, kurį Kisielius jai perskaitė prieš kelias savaitės iki mirties. Jis parašė, šiandien suvaidinau sceną, kur mano personažas miršta nuo širdies smūgio. Po spektaklio pajutau tikrą skausmą krūtinėje. Ne todėl, kad būčiau per daug įsigyvenęs. Bet todėl, kad mano kūnas nebežino, kur baigėsi vaidyba ir prasideda tikrovė. Aš mokausi mirti scenoje. Ir mano širdis mokosi kartu. Ar suprantate, ką tai reiškia? Kisielius netiesiog vaidino, jis fiziškai gyveno savo personažų likimus. Jo nervų sistema, jo širdis, jo kraujagyslės, visa tai reaguodavo į fikciją taip, tarsi tai būtų tikrovė. Ir kuo daugiau jis vaidino, tuo labiau jo kūnas naikino save. Operatorius Vytautas Damulis, kuris filmavo Ilgą kelionę kopomis filmą, už kurį Kisielius gavo valstybinę premiją, pasakoja apie incidentą filmavimo aikštelėje, kuris niekada nepateko į oficialias ataskaitas. Buvo scena, kur Kisieliaus personažas Martynas Vitkus sužino apie savo brolio mirtį. Mes filmavome Kuršių nerijoje, buvo šalta, vėjuota. Juozas paprašė, kad visi išeitų iš aikštelės, tik aš su kamera ir režisierius. Pradėjome filmuoti. Ir staiga Juozas tiesiog sugriuvo ant smėlio. Nevaidybiškai, tikrai sugriuvo. Nustojame filmuoti, pribėgome. Jis gulėjo ant žemės, kvėpavo sunkiai, veidas pilkas. Paklausėme, ar kviesti greitąją. Jis papurtė galvą ir sušnibždėjo, tai ne man. Tai Martynui. Jis miršta, ne aš. Mes nesupratome. Bet jis pakilo, nusišluostė smėlį ir pasakė, dar kartą. Filmuokite dar kartą. Ir mes filmavome. Ir ta scena, kurią matote filme, tai ne vaidyba. Tai tikras žmogus, kuris miršta prieš jūsų akis. Tik tas žmogus vadinasi ne Juozas Kisielius, o Martynas Vitkus. Damulis sustoja, žiūri į savo rankas, kurios kadaise laikė kamerą. Po tos scenos Juozas negalėjo vaikščioti 2 valandas. Tiesiog sėdėjo ant smėlio, žiūrėjo į jūrą. Priėjau prie jo, atsisėdau šalia. Jis pasakė, Vytautai, aš supratau vieną dalyką. Kiekvienas vaidmuo atima iš manęs dalį gyvenimo. Ne metaforiškai, fiziškai. Mano širdis turi tik tam tikrą kiekį dūžių. Ir kiekvieną kartą, kai įsigyvenu į personažą, išnaudoju dalį tų dūžių. Vieną dieną jos baigsis. Paklausiau, ar tai reiškia, kad jis nustos vaidinti. Jis nusijuokė ir pasakė, ne. Tai reiškia, kad aš žinau, kaip mirsiu. Ir tai bus scenoje arba prieš kamerą. Nes kitaip mano mirtis neturės prasmės. Bet jis mirė ne scenoje. Jis mirė namuose, vienas, ant grindų. Ir gal būtent tai buvo didžiausia tragedija, ne tai, kad jis mirė, bet tai, kad jis mirė be publikos, be kameros, be to, kas suteikė jo gyvenimui prasmę. Ramanauskas pasakoja apie paskutinį pokalbį telefonu, likus 3 dienoms iki mirties. Paskambinau jam, paklausiau, kaip laikosi. Jis atsakė keistai, Romualdai, aš repetuoju. Paklausiau, ką repetuoja. Jis pasakė, paskutinę sceną. Ta, kuri neturi scenarijaus. Nesupratau, ką jis turi omenyje. Dabar suprantu. Jis repetuoja savo mirtį. Bandė surasti būdą, kaip išeiti gražiai, kaip paversti net savo pabaigą menu. Bet gyvenimas nėra teatras. Gyvenime nėra repeticijų. Ir kai atėjo tikroji akimirka, jis buvo vienas, be režisieriaus, be partnerių, be žiūrovų. Tiesiog žmogus, kurio širdis nusprendė sustoti. Mikalauskienė priduria dar vieną detalę, kuri šiurpina. Likus savaitei iki mirties, Juozas atėjo į teatrą. Neturėjo repeticijos, tiesiog atėjo.
Vaikščiojo po tuščią sceną, liesdavo dekoracijas, sėdėdavo ant kėdžių. Paklausiau, ko ieško. Jis pasakė, bandau prisiminti, kaip jaučiasi būti laimingam. Nes scenoje aš visada buvau laimingas. Net kai vaidinau tragedijas, net kai mano personažai kentėjo, aš buvau laimingas, nes dariau tai, kam gimiau. Bet dabar, kai žiūriu į šią sceną, jaučiu tik tuštumą. Tarsi kažkas pavogė iš manęs gebėjimą jausti. Tai buvo paskutinis kartas, kai mačiau jį gyvą. Ir dabar suprantu, jis atėjo atsisveikinti ne su mumis, o su scena. Nes scena buvo jo tikrasis namai. O butas Antakalnyje buvo tik vieta, kur jis laukė kitos repeticijos. Ar suprantate dabar, kodėl tie 3 vokai buvo tokie svarbus? Nes jie buvo ne tik laiškai, jie buvo paskutinis Kisieliaus bandymas sukurti prasmę ten, kur jos nebuvo. Motinai, atsiprašymas už tai, kad negalėjo būti paprastu sūnumi. Draugui, paaiškinimas, kodėl jis pasirinko šį kelią. O 3 vokas, tas su raudonu vašku, tai buvo ne sąrašas priešų, kaip kai kas spėlioja. Tai buvo kažkas daug asmeninesnio. Ramanauskas, kuris matė tą voką prieš jį dingant, prisimena vieną detalę. Ant voko buvo užrašyta viena frazė, tam, kuris supras. Ne vardas, ne adresas, tik ši frazė. Tarsi Juozas rašė laišką žmogui, kuris dar negimė. Arba žmogui, kuris niekada neegzistavo. Žmogui, kuris galėtų suprasti, kodėl jis negalėjo gyventi kitaip. Ir gal būtent todėl tas vokas dingo. Nes kas nors suprato, kad jame yra ne kaltinimai, o išpažintis. Ne pyktis, o skausmas. Ne kerštas, o meilė, keista, iškraipyta meilė menui, kuris jį užmušė. Ir gal tas kas nors nusprendė, kad pasaulis nėra pasirengęs tokiai tiesai. Kad žmonės nori tikėti, jog Kisielius buvo herojus, o ne auka. Kad jis mirė dėl ligos, o ne dėl to, kad pasaulis buvo per žiaurus žmogui, kuris atsisakė meluoti. Bet štai klausimas, kuris kankina visus 3 liudytojus iki šiol, ar jie galėjo jį išgelbėti. Ar buvo momentas, kai teisingas žodis, teisinga pagalba, teisingas sprendimas būtų pakeitęs viską? Ramanauskas verkė atvirai dabar, kiekvieną dieną klausiu savęs, kodėl nepaėmiau jo iš to buto. Kodėl neleidau jam gyventi pas mane? Kodėl tikėjau, kai jis sakė, kad viskas gerai? Bet tiesa ta, kad Juozas nenorėjo būti išgelbėtas. Jis norėjo baigti savo istoriją taip, kaip jis ją suprato. Ir mes, kurie jį mylėjome, turėjome priimti jo pasirinkimą. Net jei tas pasirinkimas reiškė jo mirtį. Ar tai buvo pasirinkimas? Ar tai buvo savižudybė be virvelės, be nuodų, be šūvio, tik lėtas, sąmoningas atsisakymas kovoti su liga, su pasauliu, su savimi? Medicinos dokumentai, kurie išliko, rodo, kad Kisielius atsisakė operacijos, kuri galėjo pratęsti jo gyvenimą. Atsisakė vaistų, kurie galėjo palengvinti skausmą. Atsisakė net paprasčiausio poilsio, kuris galėjo sulėtinti širdies nykimą. Kodėl? Gydytojas, kuris jį gydė paskutiniais metais, daktaras Algirdas Petrauskas, dabar jau pensininkas, prisimena vieną pokalbį. Pasakiau jam, Juozai, jei tęsite šitaip, jūsų širdis neišlaikys dar metų. Jis žiūrėjo į mane ir paklausė, o jei liausiu vaidinti, ar mano širdis išlaikys? Nesupratau klausimo. Jis paaiškino, daktare, mano širdis plaka ne dėl deguonies ar kraujo. Ji plaka dėl to, kas vyksta scenoje. Jei atimsite iš manęs sceną, ji sustos greičiau nei liga ją sustabdys. Ir aš supratau, kad neturiu kuo jam padėti. Nes jo liga nebuvo medicininė. Ji buvo egzistencinė. Egzistencinė liga, kuri kyla ne iš kūno, o iš būties. Kai žmogus negali gyventi taip, kaip jo siela reikalauja, kūnas pradeda maištauti. Ir Kisieliaus atveju maištas buvo mirtinas. Jo širdis tiesioginė prasme atsisakė funkcionuoti pasaulyje, kuris netitiko jo vidinės tiesos. Tai ne metafora, tai medicininė realybė, patvirtinta autopsijos duomenimis. Jo širdies raumenys buvo išsekę, tarsi jis būtų bėgęs maratoną kiekvieną dieną 10 metų iš eilės. Bet jis nebėgiojo. Jis tiesiog vaidino. Ir tas vaidimas pareikalavo didesnės fizinės kainos nei bet koks sportas.
Dabar, po 33 metų, kai medicinos mokslas žino daug daugiau apie streso poveikį širdžiai, kai kalbame apie perdegimą, apie emocinį išsekimą, apie psichosomatinės ligas, Kisieliaus atvejis atrodo kaip vadovėlis. Bet tuomet, 1991 metais, niekas nesuprato. Gydytojai matė tik skaičius, tik simptomus, tik organinę ydą. Niekas nematė tikrosios ligos, sielos, kuri nebegali tilpti kūne, kuris nebegali tilpti pasaulyje. Ir štai paskutinis klausimas, kurį užduoda visi trys liudytojai: ar šiuolaikinis pasaulis būtų geresnis Kiselių? Ar dabar, kai kalbame apie psichinę sveikatą, apie savęs priežiūrą, apie darbo ir gyvenimo balansą, ar dabar jis būtų išgelbėtas? Mikalauskienė papurto galvą: ne. Nes problema nebuvo ta, kad niekas nesirūpino jo sveikatą. Problema buvo ta, kad jis nesirūpino. Ir jokia sistema, jokia terapija, jokia parama nebūtų pakeitusi pagrindinio fakto: Juozas Kisielius buvo žmogus, kuris negalėjo gyventi pusiau. Jis galėjo tik degti visų liepsna arba užgesti. Ir jis pasirinko degti, kol nebeliko kuo degti. Ar tai heroizmas, ar tai liga? Ar tai didybė, ar tai tragedija? O gal tai tiesiog buvo Juozas Kisielius, žmogus, kuris atsisakė būti bet kuo kitu, net jei tas atsisakymas kainavo jam gyvybę? Ir ar mes, žiūrėdami į jo istoriją, turime jį šlovinti, ar turime iš jo mokytis? Ar turime pasakyti jauniems aktoriams: būkite kaip Kisielius, atiduokite viską menui? Ar turime pasakyti: nebūkite kaip Kisielius, išmokite sustoti, kol dar ne per vėlu? Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Juozą Kiselių, kiekvieną medicininę paslaptį, kiekvieną emocinį lūžį, kiekvieną naktį, kai jis verkė vienas savo bute. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti: išsaugoti jo paslaptis ar papasakoti tiesą. 1991 m. gegužės 11 d., likus dienai po Kisieliaus mirties, šie žmonės padarė pasirinkimą, kuris pakeitė tai, kaip Lietuva prisimena savo didžiausią aktorių. Kas juos privertė tylėti? Ir kodėl tik dabar, po 3 dešimtmečių, jie pradeda kalbėti? Atsakymas slypi ne lojalume, o baimėje. Baimėje, kad tiesa sunaikins legendą. Kad žmonės, kurie myli Kiselių kaip herojų, pradės jį matyti kaip auką. Kad jo menas bus užgožtas jo skausmo. Ir gal būtent todėl tie, kurie jį pažinojo artimiausiai, pasirinko tylėti. Ne todėl, kad norėjo jį išduoti, bet todėl, kad norėjo jį apsaugoti, net jei tai reiškia apsaugoti nuo tiesos. Bet yra vienas žmogus, kuris niekada netylėjo. Žmogus, kuris nuo pat pradžių žinojo, kad Kisielius žlugs, ir bandė jį sustabdyti. Šis žmogus, buvęs Vilniaus konservatorijos dėstytojas profesorius Antanas Vengris, tas pats pedagogas, kuris 1967 metais parašė psichologinį vertinimą apie jauną studentą Kiselių. Tas vertinimas, kuriame buvo parašyta: studentas demonstruoja neįprastą emocinį atvirumą, ribojantį su autodestrukcija. Vengris, dabar 92 metų senukas, gyvenantis nedidelėme namelyje Trakų rajone, vis dar prisimena tą dieną, kai pirmą kartą pamatė Kiselių scenoje. Jis vaidino Hamleto monologą Būti ar nebūti, pasakoja Vengris, balsas silpnas, bet tvirtas. Visi kiti studentai vaidino šį monologą kaip filosofinę apmąstymą. Juozas vaidino jį kaip savižudybės repeticiją. Jis stovėjo scenoje, laikė įsivaizduojamą durklą ir kalbėjo taip, tarsi tikrai svarstytų, ar dabar, šią akimirką, įsmeigti jį savo į krūtinę. Auditorijoje tvyrojo tokia įtampa, kad kai kurie studentai pradėjo verkti. O kai jis baigė, tiesiog nukrito ant kelių ir tylėjo. Mes visi laukėme, kad jis atsistotų, kad nusišypsotų, kad pasakytų ačiū. Bet jis tiesiog klūpėjo ir žiūrėjo į grindis. Pagaliau priėjau prie jo ir paklausiau: Juozai, ar viskas gerai? Jis pakėlė akis ir aš pamačiau kažką, ko niekada nesu matęs nei prieš, nei po. Aš pamačiau žmogų, kuris nebeatskiria, kur baigėsi vaidmuo ir prasideda tikrovė. Ir tą dieną supratau: šis vaikinas arba taps didžiausiu aktoriumi, arba žus. Vengris sustoja, nusišluosto ašaras. Ir aš bandžiau jį įspėti. Po to egzamino pasikvietėme jį į pokalbį. Pasakiau: Juozai, tu turi išmokti atsiskirti nuo savo personažų. Turi išmokti palikti juos scenoje ir grįžti į save.
Jis žiūrėjo į mane ir paklausė, o jei aš nenoriu grįžti į save? Jei aš pats savo neįdomus? Nesupratau, ką jis turi omenyje. Dabar suprantu. Jis jau tuomet, būdamas tik 18, suprato, kad jo tikrasis aš yra nuobodus, paprastas, nevertas dėmesio. Bet jo personažai, jie buvo įdomus, sudėtingi, verti meilės. Ir jis pasirinko gyventi kaip jie, o ne kaip jis pats. Ir tas pasirinkimas jį užmušė. Bet kodėl Vengris neparašė oficialios ataskaitos? Kodėl neinformavo administracijos, kad šis studentas yra pavojuje? Jis atsidūsta, nes buvau bailys. Bijojau, kad jei parašysiu tiesą, jį pašalins iš konservatorijos. Kad jis praras vienintelį dalyką, kuris jam suteikė prasmę. Ir nusprendžiau, kad geriau leisti jam degti scenoje, nei užgesti gyvenime. Bet dabar, po tiek metų, suprantu, aš padariau klaidą. Turėjau jį sustabdyti. Turėjau pasakyti, Juozai, menas nevertas tavo gyvybės. Bet nepasakiau. Ir dabar gyvenu su šia kalte kiekvieną dieną. Ar tai kaltė, ar tai atsakomybė? Ar pedagogas, kuris mato talentą, turi jį ugdyti bet kokia kaina, ar turi jį apsaugoti net nuo jo paties? Ir kur yra riba tarp paramos ir įgalinimo? Vengris neturi atsakymų. Niekas neturi. Bet vienas dalykas yra aiškus, Kisieliaus tragedija prasidėjo ne 1990-aisiais, ne 80-aisiais, net ne 70-aisiais. Ji prasidėjo tą dieną, kai 18 metų vaikinas iš Joniškio nusprendė, kad vienintelis būdas būti vertam meilės yra nustoti būti savimi. Ir sistema, ne tik sovietinė, bet kuri sistema, kuri šlovina meną labiau nei menininkus, tą pasirinkimą palaimino. Davė jam sceną, davė jam kamerą, davė jam apdovanojimus. Bet nedavė jam to, ko jam labiausiai reikėjo – leidimo būti paprastu žmogumi. Leidimo klysti, leidimo būti nuobodžiam, leidimo tiesiog gyventi be nuolatinio spaudimo būti genijumi. Yra dar vienas liudijimas, kuris niekada nebuvo viešai paskelbtas. 1988 metais Kisielius buvo hospitalizuotas Vilniaus universitetinėje ligoninėje dėl pirmojo širdies priepuolio. Gydytoja, kuri jį gydė, daktarė Nijolė Kazlauskienė, dabar taip pat pensijoje, prisimena keistą pokalbį, kurį turėjo su juo trečią hospitalizacijos dieną. Jis gulėjo lovoje, žiūrėjo į lubas ir staiga paklausė, daktare, ar žinote, kiek žmogus turi sielų? Pamaniau, kad tai vaistų šalutinis poveikis, gal haliucinacijos. Bet jis tęsė, aš turiu 12. Kiekvienam vaidmeniui po vieną. Ir visos jos gyvena manyje vienu metu. Kartais jos kovoja tarpusavyje. Kartais jos sutarė. Bet jos niekada nemiega. Ir mano širdis turi jas visas maitinti. Ar suprantate, kokia tai našta? Kazlauskienė sustoja, akys drėgnos. Paklausiau, ar jis kalba rimtai. Jis atsisėdo lovoje, žiūrėjo man tiesiai į akis ir pasakė, daktare, aš niekada savo gyvenime nesu kalbėjęs taip rimtai. Aš mirštu ne nuo širdies ligos. Aš mirštu nuo to, kad esu per daug žmonių viename kūne. Ir vieną dieną šis kūnas tiesiog pasakys, gana. Ir aš supratau, kad jis nešvaistė. Jis tikrai tikėjo, kad jo personažai gyvena jame kaip atskiros esybės. Ir kad jo mirtis bus ne medicininė, o egzistencinė, momentas, kai kūnas nebegalės talpinti visų tų gyvenimų. Ar tai buvo psichozė? Ar tai buvo genialumas? Ar tai buvo tiesiog būdas, kaip Kisielius bandė suprasti tai, kas su juo vyksta? Psichiatrė, kuri konsultavo Kazlauskienę tuo metu, profesorė Danutė Grigaitienė, turi savo teoriją. Tai, ką Kisielius aprašė, yra žinoma kaip disociatyvi tapatybės būklė, kai žmogus sukuria kelias atskiras asmenybės, kad išgyventų traumą. Bet Kisieliaus atveju tai nebuvo trauma, tai buvo menas. Jis sąmoningai kūrė šias asmenybės, šias sielas, kaip jis jas vadino, kad galėtų geriau vaidinti. Bet problema ta, kad kai sukuri tokią asmenybę, negali jos tiesiog išjungti. Ji lieka su tavimi. Ir kuo daugiau personažų jis vaidino, tuo daugiau šių sielų jis turėjo. Kol pagaliau jo tikrasis aš, Juozas iš Joniškio, tiesiog išnyko tarp jų.
Tai reiškia, kad Kisielius tiesioginė prasme prarado save savo mene. Kad žmogus, kuris mirė 1991 metais, nebuvo Juozas Kisielius, tai buvo tuščia kevalė, kurioje gyveno 12 skirtingų personažų, bet ne vienas iš jų nebuvo tikrasis jis. Ir gal būtent todėl tie 3 vokai buvo tokie svarbus, nes tai buvo paskutinis bandymas surasti save. Motinai prisiminti, kas jis buvo prieš tapdamas aktoriumi. Draugui paaiškinti, kas jis tapo. O 3 vokas, tas su raudonu vašku, tai buvo laiškas savo pačiam. Žmogui, kuris išnyko prieš 20 metų, bet kurio atminimas vis dar kankino jį kiekvieną naktį. Ir kai tas vokas dingo paskutinė galimybė suprasti, kas iš tikrųjų buvo Juozas Kisielius. Ar jis buvo herojus, kuris paaukojo save menui? Ar jis buvo auka, kurią menas sunaikino? Ar jis buvo genijus, kuris suprato kažką, ko mes nesuprantame? Ar jis buvo ligonis, kuris reikėjo pagalbos, bet jos negavo? Atsakymas buvo tame voke. Ir kas nors nusprendė, kad mes neverti jo žinoti. Bet gal tai ir gerai. Gal kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Gal kai kurios tiesos yra per skausmingos, kad jas žinotų. Gal Kisielius pats norėjo, kad tas vokas dingtų. Kad jo paskutiniai žodžiai savo pačiam liktų tik jo. Kad mes, žiūrovai, matytume tik tai, ką jis norėjo mums parodyti, ne žmogų, o meną. Ne skausmą, o grožį. Ne mirtį, o nemirtingumą. Ir gal būtent todėl mes vis dar kalbame apie jį. Ne todėl, kad žinome tiesą, bet todėl, kad nežinome. Ne todėl, kad suprantame jį, bet todėl, kad nesuprantame. Nes paslaptis yra galingesnė už atsakymą. Ir Juozas Kisielius, net mirdamas, sugebėjo sukurti didžiausią savo vaidmenį, paslaptį, kuri gyvens amžinai. Bet ar mes tikrai norime žinoti tiesą? Ar esame pasirengę sužinoti, kad mūsų herojus buvo ne herojus, o žmogus, kuris kentėjo? Kad jo menas buvo ne dovana, o prakeikimas? Kad jo šypsena ekrane slėpė ašaras už kadro? Ar mes tikrai norime, kad kas nors atidarytų 3 voką, jei jis vis dar egzistuoja kažkur, ir perskaitytų, ką Kisielius parašė savo pačiam paskutinę savo gyvenimo dieną? Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Juozą Kisielių, kiekvieną slaptą susitikimą su gydytojais, kiekvieną naktinį skambutį, kai jis verkdamas prašė pagalbos, kiekvieną akimirką, kai jo kūnas atsisakė klausyti proto. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti, išsaugoti jo orumą ar išgelbėti jo gyvybę. 1991 m. balandžio pradžioje, likus mėnesiui iki Kisieliaus mirties, šie 12 žmonių, gydytojai, draugai, teatro kolegos, susirinko slaptame susitikime Vilniaus senamiestyje. Jie žinojo, kad Juozas miršta. Jie žinojo, kad jis atsisako gydytis. Ir jie turėjo nuspręsti, ar priverstinai jį hospitalizuoti, ar leisti jam pačiam pasirinkti savo pabaigą. Kas vyko tame susitikime? Kodėl jie nusprendė tylėti? Ir ar šis jų pasirinkimas buvo užuojautos aktas, ar didžiausia išdavystė? Vienas iš tų 12, teatro režisierius Jonas Vaitkus, tuomet dar jaunas, bet jau pripažintas meistras, pirmą kartą sutinka kalbėti apie tą vakarą. Jo balsas dreba, rankos gniaužo puodelį su atvėsusia arbata. Mes susėdome ratu nedideliame buto kambaryje. Niekas nedrįso pradėti. Pagaliau vyriausias iš mūsų, profesorius Vengris, pasakė, mes visi žinome, kodėl čia esame. Juozas miršta. Klausimas, ar mes turime teisę jį sustabdyti? Ir prasidėjo diskusija, kuri tęsėsi 5 valandas. Vieni sakė, kad privalome jį gelbėti, net jei tai reiškia priversti jį gydytis prieš jo valią. Kiti sakė, kad jei atimame iš žmogaus teisę pasirinkti savo mirtį, atimame iš jo paskutinę laisvę. O aš sėdėjau ir galvojau, kas mes tokie, kad spręstume už jį. Bet jie nusprendė. Balsavo. 8-4. Sprendimas nesikreipti į valdžią, nereikalauti priverstinio gydymo, leisti Kiselių pačiam valdyti savo likimą. Vaitkus sustoja, akys pilnos ašarų. Ir dabar, po 33 metų, aš vis dar nežinau, ar padarėme teisingai. Nes galbūt, jei būtume jį privertę, jis būtų gyvas šiandien.
Galbūt jis būtų supykęs, bet gyvas. Bet mes pasirinkome gerbti jo valią. Ir ta pagarba jam kainavo gyvybę. Kas buvo tie 4, kurie balsavo už gelbėjimą? Kodėl jų balsai nebuvo išgirsti? Ir ar tarp tų 4 buvo žmogus, kuris vėliau paėmė 3 voką su raudonu vašku, ne tam, kad jį paslėptų, bet tam, kad apsaugotų Kiselių nuo paskutinio viešo pažeminimo? Yra dar viena paslaptis, apie kurią niekas nekalbėjo viešai. Kisieliaus medicininėje byloje, toje, kuri oficialiai egzistuoja Vilniaus universitetinėje ligoninėje, yra keistas įrašas datuotas 1991 m. kovo 22 diena. Gydytojas kardiologas Petras Januškevičius užrašė: pacientas atsisako bet kokio gydymo. Teigia, kad jo būklė nėra medicininė, o filosofinė. Cituoju: daktare, mano širdis nebenori gyventi šiame kūne. Ir aš ją suprantu. Rekomenduoju psichiatrinę konsultaciją. Bet psichiatrinė konsultacija niekada neįvyko. Kodėl? Kas užblokavo šį siuntimą? Ir ar tai buvo tas pats žmogus, kuris vėliau ištrynė kitus įrašus iš medicininės bylos? Daktaras Januškevičius, dabar 78 metų, gyvenantis Kaune, prisimena tą dieną su skausmu. Juozas atėjo į mano kabinetą paskutinį kartą. Padariau visus tyrimus. Rezultatai buvo katastrofiški. Jo širdis veikė tik 30% pajėgumo. Bet kai pasakiau jam, kad be operacijos jis neišgyvens ilgiau nei kelis mėnesius, jis tik nusišypsojo. Ne liūdnai, ne ironiškai, ramiai. Ir pasakė: daktare, ar žinote, kiek laiko reikia, kad užbaigtum savo istoriją? Man užteks kelių mėnesių. Paklausiau, ką jis turi omenyje. Jis atsakė: turiu parašyti 3 laiškus. Turiu atsisveikinti su scena. Turiu suprasti, kodėl gyvenau. Ir tada galiu eiti. Bandžiau jį įtikinti, bet jis pakilo ir išėjo. Tai buvo paskutinis kartas, kai mačiau jį gyvą. Bet štai kas keisčiausia, po tos vizito Januškevičius gavo telefono skambutį. Nežinomas vyras, kuris prisistatė kaip draugas iš teatro, paprašė nesiųsti Kisieliaus pas psichiatrą. Jis pasakė: daktare, jei Juozas pateks į psichiatrinę bylą, jo karjera baigsis. Jis praras viską, dėl ko gyveno. Prašau, leiskite jam išeiti su orumu. Ir aš sutikau. Dieve mano, aš sutikau. Nes pamaniau, kad gerbiu jo pasirinkimą. Bet dabar suprantu, aš tiesiog buvau bailys. Bijojau konflikto. Bijojau atsakomybės. Ir mano bailumas kainavo žmogui gyvybę. Kas buvo tas nežinomas skambintojas? Ar tai buvo vienas iš tų 12 iš slapto susitikimo? Ar tai buvo pats Kisielius pakeitęs balsą? O gal tai buvo kas nors, kuris turėjo visai kitų priežasčių norėti, kad Kisielius mirtų tyliai, be medicininės dokumentacijos, be oficialių tyrimų? Yra teorija, tamsi, neįrodyta, bet atkakliai gyvenanti tarp tų, kurie gerai pažinojo sovietinės sistemos užkulisius. Ši teorija teigia, kad Kisielius žinojo per daug. Ne apie politiką, jis niekada nebuvo politinis. Bet apie žmones. Apie tai, kas slypi už kaukių. Apie tai, kokie iš tikrųjų buvo tie, kurie dieną vaidino didvyrius, o naktį niekšus. Ir kad jo dienoraštis, tas, kuris saugomas teatro muziejuje, yra nepilnas. Kad egzistuoja antrasis dienoraštis, juodasis dienoraštis, kaip jį vadina kai kurie, kuriame Kisielius užrašė ne savo mintis, o tai, ką matė. Vardus, datas, veiksmus, išdavystės. Vienas iš teatro technikų, dirbęs Nacionaliniame dramos teatre 80-aisiais, Vytautas Mockus, dabar 81 metų, pasakoja apie keistą incidentą. Kartą po vėlyvo spektaklio likau teatre sutvarkyti įrangos. Buvo apie vidurnaktį. Staiga išgirdau balsus iš kostiumų sandėlio. Priėjau arčiau, ten buvo Juozas ir dar vienas aktorius, kurio vardo neminėsiu, nes jis vis dar gyvas. Jie ginčijosi. Girdėjau, kaip tas kitas sakė: Juozai, tu nežinai, ką kalbi. Tu nežinai, kas nutiks, jei tai išeis į viešumą.
O Juozas atsakė, aš žinau tiksliai, kas nutiks. Tiesa išeis į viešumą. Ir visi pamatys, kokie mes iš tikrųjų esame. Tada išgirdau trenksmą, tarsi kas nors trenkė kumščiu į sieną. Ir tyla. Išsigandau, įėjau vidun. Juozas stovėjo vienas, laikė užrašų knygutę. Paklausiau, ar viskas gerai. Jis pažvelgė į mane ir pasakė, Vytautai, jei man kas nors nutiktų, žinok, šita knygelė yra svarbesnė už mano gyvybę. Ir išėjo. Ar ta knygelė buvo juodasis dienoraštis? Ar ji buvo ta, kuri dingo po Kisieliaus mirties? Mockus tiki, kad taip. Po kelių savaičių po jo mirties tas pats aktorius, su kuriuo Juozas ginčijosi, priėjo prie manęs ir paklausė, ar Juozas man nieko nepalikė. Pasakiau, kad ne. Jis žiūrėjo į mane ilgai, bandydamas suprasti, ar meluoju. Paskui pasakė, gerai. Geriau tau. Ir nuėjo. Bet jo akyse mačiau ne palengvėjimą, mačiau baimę. Ir supratau, kad Juozas tikrai turėjo kažką, kas kėlė pavojų ne tik jam, bet ir kitiems. Bet jei ši teorija teisinga, tai reiškia, kad Kisieliaus mirtis nebuvo tik medicininė tragedija. Tai reiškia, kad buvo žmonės, kurie turėjo interesą, kad jis mirtų tyliai, greitai, be tyrimų. Kad jo paslaptys būtų palaidotos kartu su juo. Ir gal būtent todėl tas trečiasis vokas su raudonu vašku dingo taip greitai, ne todėl, kad jame buvo laiškas savo pačiam, bet todėl, kad jame buvo vardai. Vardai tų, kurie išdavė ne tik jį, bet ir save. Vardai tų, kurie vaidino vieną gyvenimą scenoje ir kitą už jos. Vardai tų, kurie bijojo, kad Kisielius, net mirdamas, pasakys tiesą. Ar tai paranoja? Ar tai sąmokslo teorija? O gal tai tiesiog būdas, kaip mes bandome suprasti nesuprantamą, kodėl toks talentas, tokia šviesa, toks žmogus turėjo mirti taip anksti, taip vienišai, taip beprasmiškai. Nes jei pripažinsime, kad tai buvo tik liga, tik nelaimingas atsitikimas, tik genetinė yda, tada jo mirtis neturi prasmės. Bet jei įtikinsime save, kad jis mirė dėl to, kad žinojo per daug, kad buvo per geras šiam pasauliui, kad sistema jį sunaikino, tada jo mirtis tampa auka. Ir auka visada turi prasmę. Bet tiesa, kaip visada, yra kažkur per vidurį. Kisielius tikrai mirė nuo širdies ligos. Tai medicinis faktas. Bet ta liga nebuvo tik fizinė. Ji buvo psichosomatinė liga, kurią sukėlė jo būdas gyventi, jo atsisakymas atsiskirti nuo savo personažų, jo negalėjimas būti paprastu žmogumi. Ir sistema, ne tik sovietinė, bet kuri sistema, kuri šlovina rezultatą labiau nei procesą, sėkmę labiau nei sveikatą, meną labiau nei menininkus, ta sistema tikrai prisidėjo prie jo mirties. Netiesiogiai, nesąmoningai, bet neišvengiamai. Yra paskutinis liudijimas, kurį reikia išgirsti. Kisieliaus motina, Ona Kiselienė, mirusi 1997 metais, paliko garso įrašą, kurį ji padarė 1993 metais. Šis įrašas saugomas šeimos archyve, niekada nebuvo viešai transliuotas. Jame ji kalba apie paskutinį pokalbį su sūnumi, likus 3 dienoms iki jo mirties. Jos balsas senas, pavargęs, bet tvirtas. Atvažiavau pas jį į Vilnių. Durys buvo praviros, tai buvo keista, Juozas visada užrakindavo. Įėjau vidun. Jis sėdėjo prie lango, žiūrėjo į gatvę. Paklausiau, kodėl neužrakinai durų. Jis pasakė, mama, aš laukiu svečio. Paklausiau, kokio svečio. Jis nusišypsojo ir pasakė, to, kuris ateis pasiimti manęs. Supratau, apie ką jis kalba. Atsisėdau šalia, paėmiau už rankos. Jo ranka buvo šalta, tarsi jau nebegyva. Paklausiau, Juozai, ar tu nori mirti? Jis tylėjo ilgai. Paskui pasakė, mama, aš nenoriu mirti. Bet aš nebenoriu gyventi taip, kaip gyvenu. Ir nežinau, kaip gyventi kitaip. Ona sustoja įraše, girdėti, kaip ji verkia. Paskui tęsė, paklausiau, ar galiu kuo nors padėti. Jis papurtė galvą. Mama, tu jau padarei viską, ką galėjai. Tu davei man gyvenimą. Bet aš nežinau, ką su juo daryti.
Nes gyvenimas, kurį aš gyvenu, nėra mano. Tai kitų žmonių gyvenimas. Aš tiesiog jį vaidinu. Ir tada supratau, mano sūnus mirė seniai. Tas, kuris sėdėjo šalia manęs, buvo tik jo kūnas, kuriame gyveno svetimi žmonės. Ir aš negalėjau jo susigrąžinti. Niekas negalėjo. Įrašas baigėsi tyliai. Girdėti, kaip ona šnibžda, atleisk man, Juozai. Atleisk, kad negalėjau tavęs išgelbėti. Atleisk, kad pagimdžiau tave šiam pasauliui, kuris tavęs nenusipelnė. Ar motina turi teisę atsiprašyti už tai, kad pagimdė sūnų? Ar pasaulis tikrai nenusipelnė Kisieliaus? O gal Kisielius nenusipelnė šio pasaulio, kuris reikalavo iš jo daugiau, nei jis galėjo duoti, ir davė jam mažiau, nei jam reikėjo? Šie klausimai neturi atsakymų. Bet jie turi atgarsį, kuris skamba kiekviename teatre, kiekvienoje scenoje, kiekviename aktoriuje, kuris bando būti nuoširdus sistemoje, kuri baudžia už nuoširdumą. Įsivaizduokite seifą, paslėptą giliai po Vilniaus senamiesčio grindimis, kuriame saugomos paslaptys, galinčios sugriauti reputacijas, sunaikinti karjeras, pakeisti tai, kaip mes suprantame Lietuvos teatro istoriją. Šis seifas egzistuoja. Jame saugomi dokumentai, kuriuos Juozas Kisielius rinko 10 metų, nuo 1980 pradžios iki pat savo mirties. Sutartys, kurios niekada neturėjo būti pasirašytos. Laiškai, kurie niekada neturėjo būti parašyti. Nuotraukos, kurios niekada neturėjo būti padarytos. Ir sąrašas, tas pats sąrašas, apie kurį šnabžda tie, kurie žinojo Kiselių, sąrašas žmonių, kurie, jo nuomone, išdavė meną dėl karjeros, tiesa dėl patogumų, siela dėl pinigų. Kas turi raktą nuo šio seifo? Kodėl šie dokumentai niekada nebuvo paskelbti? Ir svarbiausia, ar mes tikrai norime, kad jie būtų paskelbti, jei tai reikštų, kad mūsų didvyriai taps žmonėmis su ydomis? Yra žmogus, kuris teigia žinantis, kur yra šis seifas. Jo vardas – Algirdas Matulis, buvęs teatro muziejaus archyvaras, dirbęs ten nuo 1985 iki 1999 metų. Dabar jis gyvena užsienyje, Vokietijoje ir sutinka kalbėti tik su sąlyga, kad jo dabartinė gyvenamoji vieta nebus atskleista. Per vaizdo skambutį jis atrodo nervuotas, akis nuolat žvalgo į šonus, tarsi bijotų, kad kas nors klausosi. Taip, aš žinau apie seifą, sako jis tyliai. Ir taip, aš žinau, kas jame. Nes aš buvau tas, kuris padėjo Kiselių jį užpildyti. Matulis sustoja, geria vandens, rankos dreba. 1986 metais Juozas atėjo pas mane į muziejų. Paprašė prieigos prie archyvų, ne viešųjų, o uždarųjų. Tų, kuriuose saugomi dokumentai apie teatro darbuotojus, apie jų bendradarbiavimą su valdžia, apie tai, kas vyko už kulisų. Paklausiau, kam jam to reikia. Jis pasakė, Algirdai, aš rašau knygą. Ne apie save, apie sistemą. Apie tai, kaip sistema verčia žmones išduoti save. Supratau, kad jis kalba rimtai. Ir nusprendžiau jam padėti. Ne todėl, kad norėjau sugriauti sistemą. Bet todėl, kad tikėjau, jog tiesa turi būti užrašyta, net jei ji niekada nebus paskelbta. Ir taip prasidėjo slapta operacija, kuri tęsėsi 5 metus. Kiekvieną savaitę Kisielius ateidavo į muziejų po darbo valandų. Matulis jam atrakindavo archyvų duris. Kisielius kopijuodavo dokumentus, ne visus, tik tuos, kurie, jo nuomone, buvo svarbus. Sutartis, kuriuose aktoriai įsipareigojo informuoti valdžią apie kolegų nuotaikas. Laiškus, kuriuose režisieriai prašė leidimo statyti spektaklius mainais už lojalumą. Nuotraukas iš privačių vakarėlių, kuriuose matėsi, kas su kuo tikrai draugavo, kas ką tikrai mylėjo, kas ko tikrai nekentė. Jis viską sistemingai katalogavo, pasakoja Matulis. Turėjo specialią sistemą, kiekvienas dokumentas buvo pažymėtas kodu. Kiekvienas žmogus turėjo numerį. Ir viskas buvo susieta, galėjai pamatyti, kaip vienas sprendimas vedė prie kito, kaip viena išdavystė sukėlė kitą, kaip visa sistema veikė kaip mechanizmas, kuriame kiekvienas buvo tik krumpliaratis. Bet kodėl Kisielius tai darė? Ar jis planavo publikuoti šią knygą? Ar jis norėjo atkeršyti tiems, kurie, jo nuomone, išdavė meną?
Matulis papurto galvą. Ne. Jis niekada nekalbėjo apie keršą. Jis kalbėjo apie supratimą. Kartą paklausiau jo, Juozai, ką tu darysi su visa šia informacija? Jis atsakė, nieko. Aš tiesiog noriu suprasti, kodėl geri žmonės daro blogus dalykus. Kodėl talentingi menininkai tampa biurokratais. Kodėl tie, kurie scenoje kovoja už tiesą, gyvenime bėga nuo jos. Ir tada supratau, jis rašė ne knygą kitiems. Jis rašė knygą savo. Bandė suprasti sistemą, kurioje gyveno. Bandė suprasti save. Bet kur dabar yra visi tie dokumentai? Matulis atsidūsta. Po Kisieliaus mirties aš gavau laišką. Nepaprasta, kurjerinis, su specialiu antspaudu. Jame buvo parašyta, Algirdai, jei skaitysi šį laišką, reiškia, manęs nebėra. Prašau, padaryk tai, ką žadėjai. Paslėpk viską. Ir niekam nesakyk, kur, nes jei šie dokumentai išeis į viešumą dabar, jie nesukurs tiesos, jie sukurs tik chaosą. Bet vieną dieną, kai Lietuva bus pasirengusi, kai žmonės bus pasirengę, tada atrakink seifą. Ir leisk jiems spręsti, ką daryti su tuo, ką aš radau. Ir aš padariau, ką jis prašė. Paėmiau visus dokumentus iš jo būto, taip, aš buvau tas, kuris paėmė trečiąjį voką su raudonu vašku ir paslėpiau juos. Nesunaikinau, paslėpiau. Nes tikėjau, kad vieną dieną Lietuva bus pasirengusi. Ar ta diena atėjo? Ar mes, po 33 metų nepriklausomybės, esame pasirengę sužinoti tiesą apie savo didvyrius? Ar esame pasirengę priimti, kad žmonės, kuriuos gerbėme, buvo ne šventieji, o tiesiog žmonės su baimėmis, su silpnybėmis, su pasirinkimais, kurių gėdijosi? Matulis netiki. Žiūrėkite, kas vyksta šiandien. Mes vis dar kuriame legendas. Vis dar norime tikėti, kad mūsų didvyriai buvo tobuli. Vis dar baudžiame tuos, kurie drįsta pasakyti, kad karalius nuogas. Jei aš dabar atidarysiu tą seifą, jei paskelbsiu tuos dokumentus, kas nutiks? Žmonės nepradės diskutuoti apie sistemą. Jie pradės pulti asmenybės. Pradės ieškoti kaltų. Pradės naikinti reputacijas. Ir Kisieliaus darbas, jo bandymas suprasti, o ne pasmerkti, bus sunaikintas. Taigi seifas lieka užrakintas. Dokumentai lieka paslėpti. Tiesa lieka nežinoma. Ir gal tai gerai. Gal kai kurios tiesos yra per pavojingos. Gal kai kurie dokumentai turi likti archyvuose. Gal kai kurios paslaptys turi mirti kartu su tais, kurie jas žinojo. Nes tiesa be konteksto yra tik ginklas. Ir ginklas visada sužeidžia ne tik tą, į kurį nukreiptas, bet ir tą, kuris jį laiko. Bet vienas dalykas yra aiškus, Kisielius žinojo. Jis žinojo, kas vyksta už kulisų. Jis žinojo, kas yra kas. Jis žinojo, kaip sistema veikia. Ir ta žinia jį užmušė. Ne todėl, kad kas nors jį fiziškai užmušė, nėra jokių įrodymų apie tai. Bet todėl, kad žinojimas be galimybės kalbėti yra nuodai. Kai matai tiesą, bet negali jos pasakyti. Kai supranti sistemą, bet negali jos pakeisti. Kai žinai, kad žmonės, su kuriais dirbi, yra ne tokie, kokiais apsimeta, bet negali jų demaskuoti. Tas žinojimas kaupiasi viduje kaip toksinai. Ir galiausiai nunuodija ne tik protą, bet ir kūną. Yra medicininė savoka broken heart sindromas, kai stiprus emocinis stresas sukelia fizinį širdies nepakankamumą. Kai širdis tiesioginė prasme lūžta nuo skausmo. Ir nors oficiali Kisieliaus mirties priežastis buvo įgimta širdies yda, daugelis gydytojų, kurie jį gydė, tiki, kad tikroji priežastis buvo būtent ši sulūžusi širdis. Ne metaforiškai, o tiesiogiai. Širdis, kuri nebegalėjo nešti naštos žinojimo. Širdis, kuri atsisakė plakti pasaulyje, kuriame tiesa yra pavojingesnė už melą. Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Juozo Kisieliaus laidotuves, sutinka kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų vyko tą dieną. Ne apie oficialią ceremoniją, apie tai žino visi. Bet apie tai, kas vyko prieš ceremoniją, kas vyko už uždarų durų, kas vyko tarp tų, kurie atėjo ne atsisveikinti, o patikrinti, ar jis tikrai miręs.
Šis žmogus, laidotuvių namų direktorius Antanas Butkus, dabar 76 metų, gyvenantis Vilniuje, prisimena tą rytą su šiurpu. Kai atvežė Kisieliaus kūną, pastebėjau kažką keisto. Jo veidas buvo neramus, buvo įtemptas, tarsi jis būtų miręs neramiai, o kovoje. Akys nebuvo visiškai užmerktos. Ir rankos, jos buvo suspaustos į kumščius. Paprastai, kai žmogus miršta nuo širdies smūgio, raumenys atsipalaiduoja. Bet jo raumenys buvo įsitempę. Tarsi jis būtų bandęs kažką sulaikyti. Arba kažką apsaugoti. Butkus sustoja, žiūri į savo rankas. Ir tada pastebėjau dar vieną dalyką. Jo dešinėje rankoje, tarp pirštų, buvo mažas popieriaus skiautelė. Labai mažas, beveik nepastebimas. Atsargiai jį ištraukiau. Tai buvo dalis laiško, tik vienas sakinys, parašytas drebančia ranka: atleiskite man už tai, kad negalėjau būti tuo, kuo norėjote, kad būčiau. Tai buvo viskas. Likusi laiško dalis buvo dingusi. Arba jos niekada nebuvo. Arba kas nors ją paėmė prieš atvežant kūną. Kas buvo tas sakinys? Ar tai buvo dalis vieno iš tų 3 vokų? Ar tai buvo paskutinis Kisieliaus žodis, ne motinai, ne draugui, ne savo pačiam, bet visiems? Atsiprašymas už tai, kad jis negalėjo būti paprastu žmogumi, kad negalėjo atitikti lūkesčių, kad negalėjo gyventi taip, kaip kiti norėjo. Bet kas norėjo, kad jis būtų kitoks? Sistema? Publika? Jis pats? O gal visi kartu, kiekvienas savo būdu, kiekvienas su savo lūkesčiais, kiekvienas su savo reikalavimais? Ir gal būtent tai jį užmušė, ne vienas priešas, ne viena liga, ne vienas sprendimas, bet tūkstančiai mažų spaudimų, tūkstančiai mažų reikalavimų, tūkstančiai mažų išdavysčių, įskaitant jo paties išdavystę savo pačiam. Butkus tęsė, laidotuvių dieną atėjo daug žmonių. Oficialiai 100. Bet aš stebėjau jų veidus. Ir mačiau ne liūdesį, mačiau palengvėjimą. Ne visų, žinoma. Kai kurie tikrai verkė. Bet kai kurie, tie, kurie stovėjo užpakalyje, tie, kurie neskubėjo prie karsto, jų veiduose mačiau kažką kitą. Tarsi jie patikrintų, ar jis tikrai miręs. Tarsi jie bijotų, kad jis staiga atsikels ir pasakys tai, ką žinojo. Ar tai paranoja? Ar tai tiesiog laidotuvių direktoriaus įsivaizdavimas? O gal tai tiesa, kad buvo žmonių, kurie atėjo ne atsisveikinti, o įsitikinti, kad paslaptys palaidotos kartu su juo? Vienas iš tų žmonių, Butkus atsisako sakyti vardą, bet aprašo jį tiksliai, priėjo prie karsto, pažvelgė į Kisieliaus veidą ir sušnibždėjo: dabar tu pagaliau ramus, Juozai. Dabar tu pagaliau laisvas. Bet tai nebuvo užuojautos žodžiai. Tai buvo kažkas kita. Tarsi tas žmogus kalbėtų ne su mirusiuoju, o su savimi. Tarsi jis savo priminė, kad dabar, kai Kisielius miręs, kažkas baigėsi. Kažkas, kas kėlė jam nerimą. Kažkas, kas galėjo jam pakenkti. Bet gal mes per daug skaitome tarp eilučių? Gal mes kuriame sąmokslo teorijas ten, kur jų nėra? Gal Kisielius tiesiog mirė nuo ligos ir viskas kita, vokai, dokumentai, seifai, šnibždesiai, yra tik mūsų bandymas suteikti prasmę beprasmiai mirčiai. Nes pripažinti, kad genijus gali mirti tiesiog todėl, kad jo širdis sustojo, yra per skausminga. Mes norime tikėti, kad jo mirtis turėjo prasmę. Kad jis mirė už kažką. Kad jo auka nebuvo veltui. Bet tiesa yra paprastesnė ir skaudesnė. Kisielius mirė todėl, kad gyveno per intensyviai. Todėl, kad jautė per giliai. Todėl, kad mylėjo per stipriai. Todėl, kad atsisakė būti paviršutiniškas pasaulyje, kuris baudžia už gylį. Ir jo mirtis neturėjo prasmės, ji tiesiog buvo. Kaip bet kuri mirtis. Kaip bet kuris gyvenimas, kuris baigėsi per anksti. Bet mes, kurie liekame, turime pasirinkimą. Galime paversti jo mirtį legendą. Galime sukurti mitą apie didvyrį, kuris kovojo su sistema ir pralaimėjo. Galime kaltinti kitus, valdžią, sistemą, visuomenę už tai, kad jie jį užmušė. Arba galime priimti paprastą tiesą, kad Juozas Kisielius buvo žmogus, kuris gyveno taip, kaip mokėjo, ir mirė taip, kaip turėjo.
Ir kad jo gyvenimas, nepaisant trumpumo, buvo pilnesnis nei daugelio, kurie gyvena dvigubai ilgiau. Laidotuvių pabaigoje, kai visi išsiskirstė, Butkus liko vienas prie karsto. Žiūrėjau į jo veidą ir galvojau, kas tu buvai iš tikrųjų, Juozai. Ar buvai herojus, ar auka? Ar buvai genijus, ar ligonis? Ar buvai tas, kuris kovojo už tiesą, ar tas, kuris bėgo nuo savęs? Ir supratau, kad niekada nesužinosiu. Nes tu pasiėmei atsakymą su savimi. Ir gal tai gerai. Gal kai kurie žmonės turi likti paslaptimi. Nes paslaptis yra galingesnė už tiesą. Ir taip Juozas Kisielius buvo palaidotas. Ne tik jo kūnas, bet ir jo paslaptys. Ne tik jo gyvenimas, bet ir jo tiesa. Ir mes, kurie liekame, turime gyventi su klausimu, kuris niekada nebus atsakytas, kas jis buvo iš tikrųjų. Ir svarbiau, kas mes esame, kad drįstame jį teisti. Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Juozo Kisieliaus asmeninę korespondenciją paskutiniais jo gyvenimo metais, sutinka kalbėti prieš kameras apie tai, ko niekas kitas nežino. Ne, tai nebuvo joks oficialus sekretorius, Kisielius niekada neturėjo tokio. Bet buvo žmogus, kuriam jis patikėjo savo pačias intimiausias mintis, savo baimės, savo viltis, pašto darbuotoja Marija Stonkutė, kuri 10 metų pristatinėjo laiškus į jo butą Antakalnyje ir tapo netyčinė jo gyvenimo liudytoja. Šiandien 81 metų gyvenanti mažame butelyje Vilniaus pakraštyje, ji pirmą kartą sutinka papasakoti apie tai, ką matė per tuos metus. Juozas gaudavo laiškus, kurių niekas kitas negaudavo, sako ji, balsas virpa. Ne iš gerbėjų, tuos jis gaudavo kasdien. Bet kitus laiškus. Be atgalinio adreso, be parašo, tik su vienu sakiniu viduje, mes žinome, ką tu žinai. Ar suprantate, kokia tai buvo žinutė? Tai nebuvo grasinimas. Tai buvo priminimas. Kad jis nėra vienas, kuris žino paslaptis. Kad yra ir kitų. Ir kad jie stebi. Ar šie laiškai buvo tikri, ar tai tik senos moters atminties iškraipimas? Niekas nežino. Bet viena yra aišku, Kisielius paskutiniais savo gyvenimo mėnesiais gyveno baimėje. Ne fizinėje, jis nebijojo mirties. Bet psichologinėje, bijojo, kad jo tiesa mirs kartu su juo. Kad niekas niekada nesužinos, ką jis matė, ką jis suprato, ką jis norėjo pasakyti. Ir gal būtent todėl jis parašė tuos 3 laiškus. Ne tam, kad atsisveikintų, bet tam, kad paliktų pėdsaką. Įrodymą, kad jis egzistavo. Kad jis buvo ne tik aktorius, bet ir žmogus. Žmogus, kuris kentėjo, kuris kovojo, kuris pralaimėjo, bet kuris niekada nepasiduoda. Ir gal būtent todėl mes vis dar kalbame apie jį. Ne todėl, kad jis buvo tobulas, bet todėl, kad jis buvo tikras. Ne todėl, kad jis laimėjo, bet todėl, kad jis kovojo. Ne todėl, kad jis buvo herojus, bet todėl, kad jis buvo žmogus, su visomis savo ydomis, su visais savo skausmais, su visomis savo paslaptimis. Ir gal būtent tai daro jį nemirtingu. Ne jo menas, ne jo vaidmenys, ne jo apdovanojimai. Bet jo žmogiškumas. Jo drąsa būti silpnam. Jo atsisakymas apsimesti stipriu. Ir gal būtent todėl mes vis dar kalbame apie jį. Ne todėl, kad jis buvo tobulas, bet todėl, kad jis buvo tikras. Ne todėl, kad jis laimėjo, bet todėl, kad jis kovojo. Ne todėl, kad jis išgyveno, bet todėl, kad jis gyveno, pilnai, intensyviai, skausmingai, gražiai. Ir kad jo gyvenimas, nepaisant trumpumo, paliko pėdsaką, kuris niekada neišnyks. 1991 m. gegužės 10 diena nebuvo tik data, kai mirė Juozas Kisielius. Tai buvo diena, kai Lietuva prarado kažką, ko niekada nebeatgaus, paskutinį aktorių, kuris tikėjo, kad scena yra šventovė, o ne darbo vieta. Paskutinį žmogų, kuris atsisakė žaisti pagal taisyklės, net kai tos taisyklės buvo vienintelis būdas išgyventi. Paskutinį menininkų, kuris tikėjo, kad menas yra ne profesija, o pašaukimas, net jei tas pašaukimas kainuoja gyvybę. Bet kas liko po jo? Kas pasikeitė? Ar jo mirtis ką nors išmokė? Ar mes, po 33 metų, esame išmokę ką nors iš jo tragedijos?
Ar mes vis dar kuriame sistemas, kurios naikina tuos, kurie atsisako būti paviršutiniški? Ar mes vis dar šloviname rezultatus labiau nei žmonės? Ar mes vis dar baudžiame už nuoširdumą ir apdovanojame už veidmainystę? Atsakymas, deja, yra taip. Mes nieko nesimokėme. Mes vis dar kuriame legendas vietoj to, kad rūpintumėmės gyvais žmonėmis. Vis dar šloviname aukas vietoj to, kad apsaugotume tuos, kurie dar gyvi. Vis dar vertiname rezultatą labiau nei procesą, sėkmę labiau nei sveikatą, meną labiau nei menininkus. Ir kol tai tęsis, bus daugiau kiselių. Daugiau talentų, kurie sudegs per anksti. Daugiau gyvybių, kurios bus paaukotos ant meno altoriaus. Bet gal būtent tai ir yra meno kaina? Gal genijus visada reikalauja aukos? Gal negalima sukurti kažko tikrai didelio, tikrai gražaus, tikrai tiesos pilno, neatiduodant dalies savęs? Ir jei taip, ar mes turime teisę reikalauti iš menininkų tokios aukos? Ar turime teisę ploti jiems scenoje, žinodami, kad už kulisų jie miršta? Tai klausimai, kuriuos Juozas Kisielius paliko mums. Ne atsakymai, klausimai. Ir gal būtent tai yra jo didžiausia dovana. Ne jo vaidmenys, ne jo apdovanojimai, ne jo talento demonstracija. Bet klausimai, kuriuos jis priverčia mus užduoti savo patiems. Apie meną ir kainą. Apie talentą ir auką. Apie tai, kur baigėsi kūryba ir prasideda autodestrukcija. Apie tai, ar mes turime teisę reikalauti iš menininkų daugiau, nei jie gali duoti. Ir apie tai, ar esame pasirengę priimti, kad menas, kurį mylime, gali būti sukurtas iš skausmo, kurį nematome.